Sveiki visiems. Turėjom čia tokį ausiaus. Darysim išano lovelį. Tokį 1,60 m. Dabar žiūrėsim nusipjaustyti džeivis. Nuteisto klejuoti šunins lents pradžia. Mes dirbam, jūs žiūrat. Taip, kad varom prie darbo. Matau, čia dabar išpločiaus, kad išėtų 2 lentas 36 cm. Nupjaunu galsus keliniai, siausiau, ne tik ausiau, vis laik taip darau, kad nebūtų jokių skelimų vėlesnius darbus. Matau 2,5 cm, nes dar vėliau biškį pjausi, tai 5 cm, buvo bus 2 metrų ilgiaus. Dabar išteisinam. Ir dedam į spaustus, klejuojam. Žodžiu, tepam klijus, spaudam nuteisi. Čia gavos biškį toks šakelis. Pridėjau te prie krašto, kad dar nusipjausia, nors man čia biškį perplačia ir. Čia biškį negerą padirbau, kad toks siaurą pridėjau prie krašto, bet nie siauras. Siauras. Nu, atrodo, pils nesamaiš, bet kažko sunkiai lenktysi. O. Kažkaip šakalį netinkam radau. Fu. Dabar tai išlikusių lentų. Dabar reikės klejuoti lovą dar kojūgalį, toks plati detalė. Apie 50 cm gaunas. Žodžiu, pjausiam, klejausiam, nebrodysiam. Parodysiam jau gatavą padarytą daiktą. Suspaudėm vis turim ausį. Bišdo trūks greičiausiai, bet atep reikia važiuoti parsivežti. Vieni apkitep, tai žodžiu, nesvarbu, reikės dar tokią tvartok prisigriebti. Reikia komodą daryti, dar spintelis daryti, dar vien lovą čia jau daug daryti, kėdžių daryti. Reikia bišmėti parsivežti. Nu, parvežėm medį šitą, lentų, ausį. Jau dalksmį, jau kolega neapsilauk, kraun lauk, viens pats. Nežinau, kokybė šitą tokį, jei kam įdomia, jeigu matos gal. Nu va, čia tokių lašinių prisikrūvėm. Čia tai krūvelį galvos, kad iškrūvėm. Čia biškį apsirušiavom. Pradėsim po biškį pjaustytis. Vien jau daugsnį lovą reiks daryti, čia būtų šunis lentį išės, reiks paklijuoti. Čia net nežinau, štai jau daugs kažkas išės. Tu simtėm daug išspausto jau sadžių. Nu va, ir iš tų lentų išėję čia šešetokų ausinių. 9 tokiai pagaliuką. Ir taip pat neįdėlį, žiūrų. Čia dar gali va toks kilims ir ant stesas, gan gerai, gal net čia tesas. Nu, bet čia gera, čia man paskiau lūmų, kuo jis turėtų išėti, bet greičiausia. Žodžiu, atsisakiau aš nutaminti.
Ano, klejoti, čia iš vienos pusės trūkis, čia iki pusė lintos trūkis. Niek man iš ano nešės. Nu, tikriausiai užteks iš čia. Tapam klejas ir spaudam. Čia gausi tik skojas 8-8. Nu, va, prisidirbom tokių pagaliokų. Pagaliukas nepavadinsi 8-8. Reikia išsipjauti iš ilgiaus. Palėtų šabloną. Išės lovakojas. Galvūgalio. 92 cm šiau atveju. Po jų galių šablonų neturėm, nes kažkoks praukštins bus 65. Taip standartų darom 45. Reguliuojam ilgį palėt šabloną. Prisidedam atrą. Top garsia, šauk. Žodžiu, dabar apsibrėžam palei šabloną. Norėsim išsipjauti. Nu, įbrėžam dar kartą, nes iš karto išbrėžti negali, nusipjaunas išbrėžiant. Čia žodžiu, kap šablonų neturėjom, reikia kažką bandyti su tau pačiu. Gal net ne su tau pačiu, nežinau čia. Negelia gavas, iš kart matau. Reikia imti gal tavo. Kiet nematau, kur bėra. Na, žodžiu. Žodžiu, žiūr, kad ne viens nekits tą šabloną čia man netink. Nu, tas toks pati. Reikia kažko susibražyti man. Jau iš ronka čia. Daryti tankui. Šit darajam buvo. O, tāds parem. Nu va, žodžiu, sutrukdė man filmavimams. Užmiršau, kui be pasakojo čia. Kol be dirbo pats. Yra kažkoks linijas, greičiausiai nusibrėžti pradžio. Čia net nebematau, kur užsibrėžęs. Oi. A gali darom pirštėlį padėti čia. Tuoj ten pasislėpti. Nu, kad ir čia. Nežinau, kur nebrėž, kaip savin.
Gala gera būs man. Dabar kažkāp. Tas ir tas. To čia galim užsibriežti pradžią, ne? Va, nuo čia pradėsim. To čia kažkur per vidurį irgi. Bet man tus linkimus, mink pieštukį rankas, ne? Kad aš galvoju, palauk, žiūrėk jau dabar neskubėk jau. Kažkur nepataikau, va, jaučku pataikiau. Brėžiau gerai, užtenka man. Išbrėžiau. Dabar reik kažką te brėžti. Brėžiau. Brėž, neskausis, viską kapnuos. Gerai, ranga. Все, dėkuoju tau. Čia tą persibrėžiau tavo apačią, žodžiu, nes kažko vien taip plati, kit siaura. Ne vienoda negražiai atrodys. Da pasisiaurinau, vieną išspjauju. Nu va, galvos stepmon, palei tau puotį apsibrėžam kitą. Oi. Все, pjaunam. Nu ir toj kojelį galvos mum. Lovas. Kojelis kopį gatavs ir apšlifuoju. Ir dirbt lovas detalės toliau. Kolega matau, buvo šonės lents kerstau. Lenta šlifuojama. Nu va, žodžiu, kojelis pasidariau, nusišlifavau. Kapį gatavas, da biškį sudrabil, kad čia tau drabil. Šlifavau mašinėlę pėti. Ir bus gera, galėsim rinkti, kojų galėjau kolega šlifavau. Čia bus galvų detalės. Skrybelį reik nusiskersauti. Nu va, man turgautis 1,56 m. Metras. Tus. 1,37 į 3. Čia nutarėjom kapjausia 1,37 į 3. Ir ant bus. Nežinau, kodėl man te apseks tų pagal praknesti čia, kur yra užsidėti. Nu va, Raimka, nematau. O Jėzau, tai kam tas reikalingas? Atsimerkti reik pasirodo. Ronku laiką, ne, saka, ką myt. Na. Gal gerą nupjoviau. 1,37 m, ne? Į 3 ėjo. Dabar man reikia apsibrėžti. Palei ton ir išsipjauti. Gal iš galvų gal virš. Kažkaip išsisekti reikia. Blusą biškį nevyto palik. Vis laik pasižymų geroj pusė. Visiems. Kad graužant ir renkant būtų palei geros pusės. Viskas daroma. Vis tiek neištvėriau aš. Sumisliau, kad reiktų kažkokį būdų suremontauti, jau per daug negražiai atrodo. Jau aš tik pagaliok, jau šošiam ant pėtų. Po pėtų grįžus turėtų būti jau sadžiuvis ant čia.
Gal blogiau nepadirbs. Va. Nu va. Nu vai, praėjo kažkur valandėlį čia mum. Bus jau sudžiūvis. Nu taip, nupjojo, čia paskiau apšlifausiu visą aplinko. Nu, galvai parodys, ką patruotas ir remontuotų. Veit, čia man. Čia taip, aišku, dar čia apsidirbs vėliau. Iš tos pusės netgi pats nelabai matau, čia į kamerą to labiau. Ir iš čia taip atrodė. Geriau negu ta šaka. Dabar aš taip galvoju, kad aš galiu tas detalės nusikraustyti, kojūgalius jau vienu šlifuots, galiu kojūgalius susirinkti. Iš kolegas kairinė vienis belėk išsinaršt pupėti. Gerai, pus čia. Čia paliks tą šaką į vidinį pus. Apsišlifuoti reiksu ir galės rinkti. Žodžiu, paskiau prieš dažym, vis tik dar reik perėt. Nes vis tik apsidauž, apsibraiža, da čia dirbant. Teisinga, tau reik iš blogos pusės visko žymėti. Tokius dalykus aš renku. Tai tokias va makytinės sausainės. Mano praktiko laika gera. Jei kas nors kitaip žinot, rašykit komentarus. Sulūža kam nelaikė, iškrėta ar kas, tada koks kitoks problemas. Siurblys neveiks, instrumentas akumuliatorinės Poro, taip kad reik su ranku junginėti. Aida nejungiau. Tins išjungts visiškai. Kas čia? Čia į tokį šoką išvedaus. Taip biškį padraskims. Mašininį špaklių šaus, laika irgi geriausia. Tepam klėjį. Daug klėjį nereik paskiau pradėti. Trykšti ten, kur per vis gaus. Geras, jei makytinė ir kas sen bišda pareguliuoti. Tau virš jau patei nepataikė. Žodžiu, šitą padariau tokį, kaip čia parodyti. Nelygiai liksiu viršų, kad biškį prasikišt. On to, kad mediena vis tik pavakščio. Bet paskiau tas būn, kad išauga aukštesnis, jeigu lygiai padara negu tas. Jau ko ant to pavakščio jiem medienos. Šakaliukų iškišti kitam gali. Bišką palyti. Paskiau klyja padžiūs. Turėjom kaip kaproninį šepėč. Tau šepėč labai gerą nusivaltai klyja. Čia da tokį tarpą palik, reik spaustų dėti davė išviršą. Nu, mačiai.
Bet klijų tai čia ryškia daug. Taip, čia mums susispaudė. Tai klijai čia paskiau pasivalys dar. Čia taip. Nu va, dabar rinksim galvūgalį. Vieną galvą nusipjoviau, o antrą nusipjausiam vėliau jau, kad bus surinktas. Galvūgalį jau rinksim su tokias kaištukas, 10 un 7 čia atrodo ir, un 70. Tokiu būdu čia pasižymu. Nu va. Čia su tau pačiu pagalrak pasižymėti, nes tokiam daikto šablonėlį neturėjom. Dabar taigi, reik pasižymėti, pasimatau, kiek čia vis turbūt. Dabar mums nuo pačios turbūt 23 cm. Čia mums turgautis iki viršaus 80, ne, ko šneku, 68 cm. Skirvis darom čia. Kampai. Gerusim pusėm, tas kur geroj pos, čia geroj pos. Tas čia. Koja bus vėliau reikalinga, dabar nereikalinga. Kojas ir pridėsim čia prie kraštų ant tų pačių sausai makytinių vadinamųjų. Greičiausiai tas jau buvo daryti, čia niek nereguliuot nereikia. Nu ką, razujam. Pradžiai padaryta, taip, kad čia niek baisaus nėra. Nu, matau, jiem dirbom filingą, tai jau pjaunam. Mhm. 57, 58, 59, žodžiu. Ui. 59. Aišku, pjuvenu prikrėt. Trim 7, nepilni, 3 8, 3 9 nepilni. 1, 3 8 ir 8. 8
Kablis 8. Trumpesnis galbūt kelias milimetros, ilgesnis jokių būdų. Kelias, porą milimetrų. Trumpesnis galbūt. Ilgesnis jau milimetrų galbūt bloga. Pilingai sebliavom, jaunam. 4 metrai matau, ją vedu 51,5. Taip kokius centimetrų nuo krašto. 51,5. 51,5, ne? Užsibrėžė, išsipjaunam. Čia išakės toliau. Nu va, turėjom išsipjūję pilingą. Raduose. Matos jau, nelabą, taip geriau matos. Mane prilaikyk. Galą, bišk sunkusi. Nu va, žodžiu, pradėsim rinkt. Jā, tu klīju gal neskūst čia. Žodžiu, sulauku daug komentāru iš to, kad filinga negali klijot. Filingas klijoja tep ne per vis. Nežinau, jeigu jums dar tep nepatinka, žina, rašykit dar komentarą. Kodėl tep negalima įklijoti? Daug metų tep darau. Ir kažkop, nežinau, jokių problemų dėl to nekilst. Viskas į gerą, nieks nestrukinė, neplyšinė. Aš užmiršau, manim čia kolegų sutraukt klubą, norėjau pasakyti. Kad daug metų darau, nieks niekur netrukinė, voku norėjau pasakyti. Jokių filingų niek nesuplieša. Visi gerai. Supranti, čia taukam suklijuoji, čia suklijuoji. Nu čia kažkur gal atlopti. Nu bet jeigu va čia paėmi klijuoji ton veitą, prašiausia filingus nebaraškai. O ton pat šakalį, vakščiant medien 2-3 mm palanksta. Daug filingų klijuojam. Dėdau tik šiandien. Ai. Čia paprasčiausia ne kad... Prilaikyk dar, taip gal. Ne kad barštas filingus, dar girgžda. Pat lovo girgžda. Tu vis filingų, pat lovo girgžda. Ar kad tep girgžda? Kad atrodo, nežinau, kas čia daros to lovo. Mėdis savas, kad pradė trintys viens į kitą. O, kirtys įmatamų nedavė. Nu ir čia bišk klijuoka. Ir čia va. Kuvalda, bet trūkst. Be kuvalda čia niekur. Čia tai nesidėjo niekur. Čia kliju įdėt ir tik tu taip sidėk. O. Filings laisvu buvo ir gal koks centimetrą nėra, bet kažkas netoliai tuo. Dedam, sukam, rojam. Atleist. Gal tur.
Nu. Ai, žinau, kas čia buvo. Apleisiu aš jau veržą. Aš sakau, kad mums abliark ne vienodai šabliau. Ne, tik šešlifavau to. Prisimeni, kur sugadinta buvo. Jo. Nu, čia nusišlifavau mums. Galvoju, kad jau čia prisiabliavau jį. Nu va, laukam dabar klėjų sudžiūvimą ir kuojais pridedam. Garnitūrą susukam. Bus nauja lova, nu.